Sveiki, šiandieną su manim svečiuose laisva kėdė įkūrėja ir vadovė Jevgenija Ešvovičiūtė, kuri yra taip pat lektorė ir HR verslo konsultantė. Tai sveika, Jevgenija. Šiandien mes pakalbėsim apie dvigubus standartus darbe. Ir iš esmės, ką aš pati matau ir turbūt tu matai, kad organizacija atrodo yra ta pati komanda, galioja tos pačios taisyklės, bet vis tiek darbuotojų vertinimas kartais ar ne jisai kardinaliai skiriasi. Ir va šitoj vietoj ir atsiranda tie dvigubi standartai. Ir aišku, tai pirmiausia yra neetiškas ar ne elgesys, žiūrint iš darbuotojų galbūt perspektyvos, bet kuo tai pasireiškia, galbūt tai vieni sulaukia padėkos už tos pačius ar ne dalykus, kiti jų nebesulaukia, identiškose situacijose skirtingai vertina, galbūt atsiranda myliu, nemyliu toksai faktorius ar ne, lyg ir atrodo. Ir tai gali būti dėl įvairių priežasčių, dėl lyties, dėl seksualinės orientacijos, dėl amžiaus, dėl visų. Kaip manai, kodėl taip yra? Kodėl darbe atsiranda tie dvigubi standartai? Taip, tai reikia aišku pirmiausia suprasti, kad mes esame žmonės, tai tie dvigubi standartai, jie ne tik darbe atsiranda, jie aplamai egzistuoja. Tai jeigu prisimint, pavyzdžiui, mokyklos laikus, mokytoja iš 30 vaikų vis tiek, kažkur širdis linkdavo link kažkokio vieno ar dviejų vaikų, tai čia nebūtinai turi būti lytis ar ten seksualinė orientacija, nes čia tokie labai aiškus demografiniai rodikliai. Pavyzdžiui, darbe tai gali būti amžius, tai gali būti, išvaizda ir panašiai, bet kartais tai būna ir asmenės tam tikros savybės. Tai pavyzdžiui, tai gali būti nesąmoningai, net pavyzdžiui, ta pati mokytoja mokykloje net nejausdavo, kaip kažkur ten tas vaikas yra arčiau, pavyzdžiui, mokytoja muzikali ir žiūrėk, ir vaikas, tas, kuris muzikalus, jau labiau patinka. Tai taip mes persikeliam per visą gyvenimą, panašiai kaip draugus renkamės, kažkas mums arčiau širdies, kažkur sakom, ne, su šituo tai nesusikalbėčiau, nesusibendraučiau. Ir tada mes ateinam į darbą. Tai natūralu, kad tai yra ne tik darbinės klausimas, tai yra bendrai mūsų viso gyvenimo klausimas. Dėl ko jie atsiranda? Tai taip, dėl to, kad mes esam skirtingi, aš tai mėgstu per tas asmeninės savybės žiūrėti, psichologijoje turim tokį terminą panašumo efektas, mums patinka panašus į mus. Ir pavyzdžiui, per atrankos kokias nors, irgi jaučiasi, jeigu atėjo koks kalbesnis kandidatas, tu esi ramesnis, tylesnis, jau žiūrėk, atrankistų jau ne prie širdies. Arba atvirkščiai, jeigu pavyzdžiui yra atrankistas kalbesnis, o kandidatas yra traukti ant žodį po žodžio, jau irgi. Tai tada turi visą laiką save gaudyti, palaukti, čia apie mane ar apie žmogų. Ir dažniausiai tai yra apie mane, nes kažkur man įsijungia tam tikri momentai. Tai tas panašumo efektas natūralu, kad mums kažkas labiau patinka, kažkas mažiau patinka. Na ir aišku, reikia žiūrėti iš kokios aplinkos mes ateiname, arba iš kokio konteksto mes ateiname, kur mums ką sakydavo, šitas geras žmogus, o šitas jau nelabai geras. Ir tada mes ateinam į darbą ir taip įsijungia tas myliu, nemyliu, kaip tu sakai. Ir mes pradedam skirstyti žmonės į tam tikras kategorijas. Su šituo draugausiu, su šituo gal ne, šitam bus geresnės sąlygos, šitam yra blogesnės. Tai visa tai persikelia į darbinę atmosferą. Aš dar net skaičiu, kad psichologai sako, jog tas dvigubų standartų taikymas jisai būna toksai sąmoningas arba tyčinis ir yra netyčinis. Ir tas sąmoningas ar ne, tai dažniausiai nuskatina norą pasiekti tam tikrų rezultatų ir tu taikai tą dvigubą standartą, net jeigu kartais tas rezultatas gali būti skaudinti tiesiog kažką, netgi gali būti ir taip, o netyčinis tai jisai, jisai kyla galbūt ne tiek sąmoningai ar ne, bet iš esmės jisai yra skatinimas tų emocinių veiksmų ar ne, ir to pavyzdys yra šališkumas, ar ne, iš esmės apie ką tu ir kalbėjai, kad mes renkamės galbūt pagal panašius, ar ne, mes tada galbūt vertinam kiek kokias emocijas tas žmogus ar ne sukelia ir dėl to atsiranda tas dvigubų standartų taikymas. Tai kaip elgtis tokiu atveju žmogui, jeigu tu matai, kad tau yra taikomi tie dvigubi standartai? Taip, tai turbūt mano dažniausia rekomendacija, bet kurį klausimą, kurį liečia personalo valdymą, kalbėtis. Taip. Ir čia sako, ne, Jevgenija, man toks variantas netinka. Sakau, tai jeigu jūs būsit nebylus, tai kur tam vadovui perskaityti? Tai gerai, jeigu yra sąmoningas personalistas arba sąmoningas vadovas, kuris save pagauna, bet jeigu aš jaučiu, kad palauk, įsijungia dvigubi standartai ir tai yra klasika organizacijos, tai pats darbuotojas turi eiti ir pasisakyti. Aš suprantu nekomfortiška, bet nekomfortiška kalbėtis dėl visų nekomfortiškų temų. Bet aš tada sakau, irgi turiu čia kitą frazę, tai sakau, tai tada kentėkit.
Arba susitaikom su tuo, kas yra, jeigu negalim kalbėti, arba einam ir kalbamės. Tik aišku, čia yra esminis momentas, tai kaip kalbėtis. Taip. Nes jeigu tu ateisi pas vadovą ir pasakysi, ei, ką čia darot? Čia vat, jam davėt automobilį mane, o mes toj pačioj pozicijai. Taip. Nes čiagi prasideda nuo mažų dalykų. Aš pamenu, viena organizacija skirstė telefonus, ir vieni gavo geresnius, o kiti gavo ale prastesnius. Tai tam, kam yra svarbu, kad tas telefonas skambintų, tai 100 metų kelinto ten modelio yra tas telefonas, bet kam yra svarbu, šitas gavo, o kodėl gavo, tai aišku, turi būti objektyvūs kriterijai. Tai vat, jeigu aš jau jaučiu vidinį kažkokį nepasitenkinimą, aš turiu ateiti ir pasisakyti, žiūrėkit, aš noriu paklausti. Tačiau dalino, pavyzdžiui, tuos pačius telefonus, o kokie buvo kriterijai, kuo remiantis. Arba, pavyzdžiui, dabar irgi ant bangos ta tema, hibridinis darbo modelis, vienas gali žiūrėk dirbti iš namų, kitas negali. Remiantis kuo? Nu, ateini ir sakai, žiūrėkit, aš noriu pasiklausti, vat gali Jonas dirbti iš namų, o aš negaliu. Ar yra kažkokie aiškus, akivaizdus kriterijai, nes man atrodo, kad nėra kažkokių vienodų sąlygų. Nes ta žodis dvigubi standartai labai stiprus, tai kai pas vadovą ateis, čia dvigubi standartai, tai gali būti šiek tiek gal per aštru, bet mes ateinam ir tiesiog irgi turim tokį terminą, tapti veidrodžiu, parodyti. Vadovas gal net nepajuto, kaip jis Joną išleido dirbti iš namų, o Petras vargšas sėdi tam ofise ir toliau darbuojasi. Su prastesniu telefonu, su prastesniu kompiuteriu, be mašinos. Taip, nes kartais, o dėl ko atsitinka, dėl ko pas tą Joną yra tas geresnis telefonas arba geresnė mašina, nes jis paprašė. Dabar aš turėjau atvejį vienoje organizacijai ir mikroklimato tyrimą atlikinėjau ir mes klausėm, kokie yra organizacijos privalumai, trūkumai. Ir vieni sako, hibridinis darbo modelis, galima dirbti iš užsienio, o kiti rašo, trūkumai, ko norėtųsi, sako, nėra hibridinio darbo modelio, negalima dirbti iš kokios nors kitos šalies. Aš sakau, tai palaukit, kaip čia yra. Ta pati organizacija, bet skirtingi dalykai. Taip, ir nėra jinai didelė, aš suprantu, ten korporacija 1000 žmonių, ten yra 100 žmonių. Ir jie sako, žinokit, vieni prašo, kiti ne. Tai kas paprašė, tas gavo. Tai čia, aišku, organizacijos atsakomybė yra apsirašyti, bet jeigu jau taip neįvyko, tiesiog nėra to įčarinio supratimo, irgi reikia suprasti, kad negimsta mes su tuo supratimu, kaip dirbti su žmonėmis. Dalis žmonių turi įgimtą tą supratimą. Tai tada aš ateinu ir sakau, palauk. Čia, bet faktais labai svarbu, čia ir grįžtamajam ryšiai labai svarbu faktai, argumentai. Ne tai, kad aš jaučiu, kad į mane kitaip žiūri. Dažnai net susirašyti tuos visus atvejus, kada tau atrodė, kad buvo taikomi dvigubi standartai. Ir dar kas, mano galva, yra svarbu paminėti, kad, žinai, tau gali atrodyti, bet gal nėra tų dvigubų standartų. Reikia ir tokia savireflektacija, žinai, arba paklausti ir su kolega gal pasikalbėti, ar ir tau atrodo, kad man dvigubi standartai taikomi. Kaip tu taip žiūri, nes, žinai, gali būti labai subjektyvu. Iš esmės. Taip, susirašyti vienareikšmiškai ir įprastai jau, kai tie dvigubi standartai atsiranda, yra tokios grupuotės, tai greičiausiai bus ne vieno žmogaus atžvilgių. Nebent mes ten norime eliminuoti darbuotojų, čia kitas jau pavyzdys, kai mes tikslingai pradedam taikyti, kur tu sakai, sąmoningai dvigubus standartus, kad jis išeitų galiausiai. Taip. Bet įprastai tai būna, ką aš matau praktikoje, kad išskiria vieną žmogų, tai reiškia, vienas turi viską ekstra, kiti ten kažkur šešėlį, arba grupėmis, ten 3-4 turi geresnės sąlygas ir tada dalykai, arba ten 3-4 turi blogesnės. Nes įprastai irgi, kaip mes pajaučiam tos dvigubus standartus, mes kalbamės. Taip. Žiūrėk, šitas turi tą, o aš turiu tą. Ir sakau, ir aš taip turiu, kas čia per nesąmonę, reikia žiūrėti. Tai taip, susirašyti, turėti aiškius faktus, argumentus, ne per jaučiu, ne per manau, bet o kur aš pastebėjau. Ir jeigu yra personalistas organizacijoje, tas strateginis, ne administratorius, ne vykdytojas, tai jis, aišku, būtų turbūt tokia patogiausia vieta ateiti pasikalbėti, jeigu yra to personalisto atvirumas darbuotojams, nes ten irgi visokių istorijų būna. Bet aišku, yra galimybė ir kalbėtis su vadovais. Bet aš gal irgi užbėgčiau įvykiams už akių, nes visokių vadovų yra toksiškų vadovų ir kai būna pasikalbė ir situacija dar pablogėja. Taip. Ir tas sako, ačiū Jevgenija, puikus patarimas buvo. Tai reikia vertinti, nes kartais vadovai nepajaučia ir mūsų užduotis pasisakyti. O kartais ten ne tik dvigubi standartai, jau jeigu matot vadovo toksišką elgesį, tai klausimas, kiek ten jūsų tas pokalbis padės su juo. Tai jeigu aš atėjau pas vadovą, pasikalbėjau, tikrai akivaizdu, kad dvigubi standartai ir tas pokalbis greičiausiai niekur nenuves. Kenčiam darbe, toliau, ar ką darom? Taip, tai čia... Ar bandom pakeisti, nes,
jeigu tu supranti, kad tu pasikalbėjai ir vat, kame yra galbūt pliusas ar ne šito pokalbio, tu realiai kalbėsi dėl savęs, bet ir dėl kitų, nes kažkada galbūt tavo kolegom, kurie dar ateis ar naujokam, bus irgi taikomi dvigubi standartai. Tu darai tą, kalbėsi ir dėl sąžiningumo tokio principo, ar ne, iš esmės. Tai ne vien tik tai apie tave, tai toliau brėžia tos organizacijos kryptį, ar ne? Mhm. Bet jeigu tu ir iš esmės vis tiek pasikalbi ir finale niekas nevyksta, ką darom toliau? Mhm. Taip, tai aš sakyčiau, čia keletas dalykų. Pirmiausia, neužtenka vieną kartą pakalbėti. Ir aš, kai dirbau personalo vadovė, čia būna kartais lūkestis, bet aš atėjau, pasakiau tiesą, vadovui turi įvykti nušvitimas ir nuo šiol žiūrėk, dabar suvienodino telefonus, visus išleido dirbti hibridiniu ir panašiai, tai taip neįvyksta įprastai, nes tai yra įsisenėję dalykai. Tai ar mes norim pakeisti juos per vieną pokalbį, tai aš manau, kad čia yra nepagristas, tiesiog nerealus lūkestis. Ir tada žmonės sako, bet aš sakiau. Tai sakau, kiek kartų sakėjai? Jis sako, aš neturiu tiek energijos kalbėti, nes tie pokalbiai, jie energijos reikalauja. Vienareikšmiškai ir jie vargina. Vat būna žmonės, kurie turi daug tos energijos ir eina ir kalba ir atstovauja, tos ta pačios darbo tarybos, ten profsąjungos, ten žmonės tikslingai ateina. Tai aš pakalbėjau ir aš sakyčiau, kad čia yra keletas momentų. Reikia klausti, ar tie dvigubi standartai man trukdo iš esmės. Vat jų negaliu tiesiog. Ar tai yra kažkokios smulkmenos, nes mus kažkokie dalykai visada darbe gali erzinti, bet aš sakau, žiūrėkit proporciją. Jeigu 80% jums tinka, tai turbūt viskas yra gerai. Užmerkit akis ir toliau dirbti. Taip, ir keisti požiūrį savo šiek tiek reikia, nes taip galima prie visko prisikabinti. Vat, čia, kur kažkada buvo, o dieve, kroasanai šiandien tik su kompiu, o ne su lašiša. Nu, čia jau su darbuotoju reikia kalbėtis ir jo adekvačių vertinimų, ką jis gauna. Tai reikia žiūrėti, jeigu tie dvigubi standartai, pavyzdžiui, per karjeros galimybės duoda, įsivaizduok, negali pakilti karjeros laiptais. Tu ką tu bedarysi, tu niekada šito organizacijoje, tiesiog, nepakilsi. Arba tavęs tikslingai, aš girdžiu tam tikrose srityse, tikslingai tavęs neleidžia į jokius mokymus. Tiesiog, tu gali daryti, ką nori, tu nevažiuosi. Ir tada tu turi kelt savo klausimą, tai jeigu mano darbovietė jau taps man to inkaru ir aš su jas skęstu, o ne augu joje, arba bent jau plaukiu, tai ar man tas tinka? Nes jeigu netinka, tai kažkada esu girdėjus gerą frazę, jeigu jums netinka organizacija, čia tik du variantai. Arba keisti organizaciją, arba keisti organizaciją. Tai čia iš principo arba mes keičiame jos vidų, kur einam, kalbam toliau, įdedam savo pastangų, arba galvojam, kad gal mums reikia keliauti kažkokią kitą įmonę, kur tie standartai mūsų taip neveiks. Tai reikia įsivertinti, kiek tie standartai mane liečia. Ar čia tiesiog, kad nesmagu, ar vis tik per tą jausmą, kad aš prarandu karjeros galimybę. Taip. Karjeros galimybės, augimo galimybės, kenčiu gal net tam darbe, nes kartais tenka girdėti, kad žmonės sako, aš prieš pirmadienį tai turiu šiek tiek raminamųjų išgerti. Nes jau sekmadienį tu pradedi galvoti, kad tu ateisi ir ten vėl bus kažkokie tai dalykai. Taip, tai aišku, čia ne tik jau dvigubi, čia jau daugiau prisideda. Bet jeigu taip mes turim iš paukščio skrydžio visada šiek tiek pasižiūrėti ir jeigu mums tas netinka, tai taip. O jeigu mes sakom, ne, aš čia nekeisiu, čia kitur dar blogiau bus, čia vis tiek stabilų atlyginimą moka laiku. Ant meškos gali būti. Nuvilko ant meškos, tai tada sakau, tai nezyskit, tada kentiekit. Ir tiek žinių ir susitaikykit. Tai čia tokie variantai būtų. Ačiū tau labai. Dėkui.